Kitas labai svarbus dalykas tiek interneto svetainėse, tiek dokumentuose yra paveikslėliai. Neregiai savaime suprantama negali matyti, žinoti, kas tame paveikslėlyje yra pavaizduota, todėl reikalinga kažkokia priemonė, kuri apibūdintų, kas yra tame paveikslėlyje vaizduojama. Tai tam yra naudojamas alt tekstas, būtent skirtas papasakoti, kas paveikslėlyje yra vaizduojama. Yra keli niuansai ir štai mes galime pasižiūrėti, kad štai ši figūra, jeigu pasižiūrėsim, trūksta alternatyvaus teksto, tai ši figūra yra kaip paveikslėlis, bet ji yra iš tikrųjų tik tai dekoratyvinio pobūdžio. Tai mes ir turėtumėm ją pažymėti kaip dekoratyvinio pobūdžio, nes tokiu atveju neregys tiesiog žinos, kad tai yra kažkoks tai pagražinimas ir visiškai nesvarbus dokumento esmei suprasti. Tai šiuo atveju čia ir pasirenkam, kad tai yra dekoratyvinis paveikslėlis ir tuomet galime pasižiūrėti, kaip atrodytų kiti paveikslėliai. Tai jeigu čia pažymėjome, jog tai yra dekoratyvinis, mums liko viena klaida. Dabar pasižiūrėkime, kaip pavyzdžiui yra apibūdinti kiti paveikslėliai. Tai spaudžiame paveikslėlis, alternatyvusis tekstas. Ir štai normalus apibūdinimas yra vaizduojama pritaikymo neįgaliesiems tikrinimo juosta, kuri atsidaro dešinėje programos pusėje. Joje tokie parametrai kaip spalva, kontrastingumas, medija ir iliustracijos, lentelės ir kita. Žodžiu, iš esmės, kiek galime apibūdiname, kas tame paveikslėlyje yra pavaizduota ir tokiu atveju neregys gali susidaryti vaizdą. Pavyzdžiui, štai dar vienas pavyzdys. Paveikslėlyje pažymėta, ką reikia spausti, tikrinant dokumentų pritaikymą neįgaliesiems per pagrindinį meniu punktą failas. Seka failas, informacija, tikrinti, ar yra problemų, tikrinti pritaikymą neįgaliesiems. Štai tokie dalykai tikrai gali padėti suprasti, kas paveikslėlyje yra vaizduojama. Aišku, kai būna tiesiog kokia nuotrauka, tai reikėtų apibūdinti, kas toje nuotraukoje vyksta. Tarkim, būrys draugų stovi ant ežero kranto ir mojuoja fotografui. Galima detaliau apibūdinti, bet iš tikrųjų dažniausiai, kai mes keliame paveikslėlius į svetaines arba dokumentuose, tai paprastai stengiamasi 1-2 trumpais sakinukais apibūdinti, kas ten vaizduojama. Bet be abejo gali būti žymiai detaliau. Ir kalbant apie alternatyvų į tekstą, tai sakykime, štai čia dar jo trūko, tai galime apibūdinti. Parašėme tokį apibūdinimą, kad diagrama vaizduoja, kiek procentaliai žmonių tikrina, ar dokumentas yra pritaikytas neįgaliesiems. 55% sako, kad netikrina visai, 18% kad tikrina retai, 18% taip pat, kad tikrina dažnai ir 9% tikrina visada. Štai visus paveikslėlius mes, kalbant apie alternatyvų į tekstą, sutvarkėme. Dabar galime pasižiūrėti, kas dar mums liko. Tai trūksta lentelės antraštės, bet apie tai vėliau. Kaip matome, alternatyvaus teksto niekur nebetrūksta.